Sveiki visi, šiandieną sužinosim, ar Golfui pavyks už 500 eurų suremontuoti ir ar pavyks jam praeiti techninę apžiūrą. Tai pamatysim, kokia riba, viršysim, neviršysim, ar lygiai gausis. Pradėkim nuo kompresijos matavimų. Tai pirmas cilindras rodo 23 barus, šiaip turėtų būti nuo 25 iki 33 atrodo, ne mažiau 19. Tai žiūrėsim, kokia ta situacija, 23 dar nėra blogai. Antras cilindras kaip ir 24 barai, tik tai vienas dalykas yra kita, ne taip kaip priklauso aš darau, tai variklis nėra šiltas. Tai mes bandymą padarysim su šaltu, tiek po purkštukų pakeitimo, tiek dabar. O paskiau gal yra ant šilto, nes žvakės lengvai suksis, bus suteptos viską, tai problema, manau, nebus kompresiją patikrinti, ypač kai žvakės stovi toj pusėje. Trečias cilindras man žiūrint atrodo, kad yra 23-24 barai kažkas tam tarpe, tai vis dar kol kas normose. Liko paskutinis cilindras. Ir ketvirtam cilindre, kiek matau, rodo 23 barus. Tai visi apylygiai dirba, šiaip turėtų nuo 25 būti. Nu, kaip ir minėjau, turėtų variklis būti šiltas, tai šiltas gal rodo geresnę kompresiją. Mes tai įsiaiškinsim eigoje. Gaila, kad netokioj geroje vietoje turbina stovi, turbūt. Tai norėtųsi ją iš karto pasižiūrėti dėl alyvos pratekėjimo. Nu, bet vis tiek susitvarkom purkštuką, nes antras cilindras vis tiek blogai rodo skaičiavimą, susireguliuos ir patikrinsim tą testą ir paskui žiūrėsim ar dūmina. Tai jau matau, kad nebus labai viskas čia greitai, kaip galvojau. Norėjau šiandieną viską jau kaip ir padaryti per porą valandų, bet va, turim agarą, voštuvą, belekiek sodžių prisinešęs jisai čia, gaudam. Tai čia va koks sluoksnis sodžiaus, nu, net neišlūpų realiai, va, turi būti lygiai. Gal netgi ir nesidaryti, nors darosi normaliai. Tai ir įsiurbimo būtent čionais yra irgi belė koks sluoksnis sodžiaus prikibę. Tai realiai turiu nuimti, išvalyti. Dar gal reikės tarpinėlę susakyti, nes šitą irgi, manau, pakeisim. Jo, pakeisim šitą į siurbimo kolektoriaus tarpinį. Tai tepalojos, murzinos gan stipriai netyčia. Nenorėdamas, o ne netyčia. Tai ardausi, vis tiek voštuvų dangtelį imu dabar ir žiūri, kas ten bus. Kai pats savo padarai, tai taip ant savęs nepyksti, bet kai tau padaro tokį bairį, tai čia visi kraštai silikonais aptepta, tai reikės viską nuvalyti ir paskui dėti atgal. Tai pradžioj tikrai dėsim seną tarpinį, nieko nekeisim, nei dangtelio neskubėsim keisti. Žiūrėsim viską nuo pradžių, patikrinę visus dalykus, tik tada. Taip, tai čia dabar ką turiu. Nu, nežinau, ką aš čia turiu. Tai tiesiog iš karto, nu, atrodo nieko čia, fainai, atrodo viskas yra, atrodo nieko čia blogo. Čia kažkas buvo net pasižymėjęs, tai gal čia buvo antras, čia kad pirmas. Tai gal netgi jau kažkas keitė. Purkštukų tarpinėlės ar purkštuką patį. Nu, va, tenka viską aiškintis iš pradžių. Šitą smagaus aš mačiau, tai tikrai vertas kadro. Nežinau, ar per kamerą pavyks parodyti, ar nuotrauką teks parodyti. Tai kažkas nepatingėjo tokį užrašą užrašyti, tai net neverta tikrinti. Tai va, bet turbina realiai, nežinau, kliba nekliba tiksliai, sunku pačiupinėti iš tos pusės. Šaltąją dalį tik tai nusėmiau turbinas, tokį kaip ir
klibėjimą turėtų, liktai turi. Reikėtų karštąją dalį nusiimti, bet toks dalykas. Gerai būtų pasitikrinti iš karto, o ne surinkus viską testuoti. Tai kai bus viskas nuardyta, nurinkta, aš norėčiau pažiūrėti, nu gal matysis, aš ją šaltą buvau užkūręs, jeigu nors kažkiek bus šlapė su alyva, iš karštosios dalies reiškia turbina bloga. Tai čia apsidengiau, tai ruošiuosi važiuoti namo, tai čia darbelis ale atostogų metu, kai turiu visur suspėti, mašina niekur neskuba, po poros dienų technikinė baigėsi, tai kai bus sutvarkyta, tada važiuos. Ir yra nuotraukėlė labai stipriai, čia gal ne visiems suprantama, nefilmuosiu, nes norėjau pafilmuoti, aišku, kaip spjaudo alyvą, bet kadangi motoras tiek nuardytas yra, tai daug darbo, kad surinkti ir parodyti, kaip alyva eina iš turbinos. Tai tiek, kad kai surinkinėsiu atgal naują turbiną, naudotą turbiną, tai paliksiu, kad matytųsi, ar tikrai viskas gerai, ar sausa, ar nebepurškia alyvos. Tai nežinau, ar pavyks mums 500 eurų sutilpti, nes, gal... Ne, dar negalima sakyti taip. Reikia įsiurbimų kolektorio tarpinių prisipirkti. Ir išmetimą, man rodos, kolektoriaus tarpinio pakeisim, nes burbėjimas yra ant tos mašinos, kai būna užkurta, tai kažkur yra tarpas, o kur tiksliai nežinau. Ir antrą kartą ardyti nenoriu. Tikiuosi ten tą užrašą gerai suvirinės yra, nėra jokių ten tarpų, viskas bus ledas. Ir pažiūrėsim, kiek technikinį parodės į taršos. Mes žinom, kad be kataliko. Mačiau, kad įkišta į vidų yra ta, kaip sakant, metalo viela. Tai manau, teks ją ištraukti. Aišku, garsas gal atsiras kažkoks nemalonus, bet nėra gerai, kai jinai užsikemša, vėl visas brūdas eina į vidų. Ir tiek sodžiaus čia labai daug, iš tikrųjų. Tiksliai, kodėl jis susikaupęs tiek, nežinau. Galvoju, gal jeigu ir truputį viršis tas biudžetas 500 eurų, gal žmogus vis dėlto nuspręs pasilikti, nes ant technikinės irgi biški pinigų išeis. Žvakės visos geras buvo, tikrinau. Tik tai pirmo cilindro žvakė yra meilės firmos. Kitos dvi tikrai Bošo žiūrėjau, o vienos nepažiūrėjau. Tai viena žvakė iš sutaupumo buvo keista, nes buvo būtent ta meilės žvakė, kur buvo keista vėl iškrito iš galvos, su keramika. Su keramika buvo patepta. Be abejo, pertepsim visą žvakės irgi su keramikas rėgius. Alyvos nebeturėtų deginti, kai bus turbina pakeista ir neturėtų jos mažėti. Truputį nepatingėjau ir Golfui truputį surinkau, nepilnai viską, noriu pažiūrėti, kaip turbina, ar tikrai spjaudysis alyvą, bet turėtų spjaudytis jinai tikrai, jeigu man čia užsikurs. Žvakės truputį vėl priveržiau atgal, šitų nedėsiu, šiaip mačiau tie nepigiai, jeigu keis šitą, tai nepigiai kažkodėl jie kainuoja, tai nežinau, bandysim sutvarkyti atgal, kad nesiliestų prie minuso, prie korpuso. Tai dabar tai palieku, bandau užkurti ir lysiu papačiu. Tai dūmai sklaidosi, turbūt matot, kaip turbina dirba. Mačiau, kai rinkosi lašiukai, bet kad grinai muštų tepo, kažkaip nematau. Bet matosi, kad tenais toj pusėje yra tikrai alyva šlapia. Tai dabar dar popierės užkišęs, tai dabar jį įsitrauksiu ir pažiūrėsiu, ar aptaškė, nes biški paspaudžiau gazą įėjęs į mašiną. Popieriuko gabalėlis, kur buvau užkišęs, tai va ištraukiau, tai matosi, kad tikrai spjovė alyvos, tai realiai eina į glušaką, jisai dega ir mėlynas dūmas.
Tai be abejo gali būti ir purkštukai, bet to matėm, kad vienas purkštukas truputį virš normų yra, tai vis tiek viską padarysim. Ir turbiną pakeisim, ir purkštukam komplektukus sukeisim. Tai dabar reikia nusimti turbiną ir ieškoti tokios pačios turbinos. Priėjau dar prie antrą testo Golfui, tai kursim variklį be turbinos. Tai čia yra užaklinta. Tai turbina šiuo metu nėra mašinoje, turbina štai čia guli turbina. Tai turbinoje yra tenais mašinoje padavimo užglušinta alyva ir kur subėga irgi. Kur subėga, tai įsukau tepalo varžtą kažkokį radau, kur būna į karterį sukasi, tai tiko. Kaip užuodžiu, realiai čia ne alyva, čia saliarka. Tai būtent ant tą purkštuką pramuša saliarą. Pro tą cilindrą eina daugiau saliaras. Tai dabar greičiausiai purkštukas, kaip sakant, per daug varo į cilindrą, tai tikriausiai myža. Tai dabar 100% nežinau, ar užteks pakeisti tarpinės. Tai va dabar galvoju, ką daryti. Paskambinam, pasikonsultuojam ir tada darom. Nes manau, kad turbiną dar dėsim šitą atgal, nereikės pirkti. Tai būsim sutaupę pinigėlių. Kažkaip buvau įsitikinęs, kad jau galbūt tik purkštukas tenais nesąmonės daro, varo ir tipo lieka čionais tos alyvos. Šiaip tai, kaip matom, šviesos šlapia, tai čia turėtų būti alyva. Šiaip jeigu būtų vien tik tai saliara, tai greičiausiai išdegtų ant įkaitusio to daikto. O ką aš dabar dar bežiūrėdamas ir bandydamas sutaupyti pinigų, kad nereikėtų kitos turbinos pirkti, tai nusprendžiau dar patikrinti, ar vaikšto šičia. Tai geometrija labai sunkiai vaikšto, ranką turėčiau aš ją paspausti. Neina, tik tai su atsuktuvu. Tai realiai dabar pakilo ir netgi normaliai nenusileido į apačią. Turėtų dar kiek nusileisti. Kiek nusileido dar. Tai pakėliau. Žinoma, galėčiau išimti, išvalyti, bet nebėra prasmės, nes greičiausiai viduje yra tas, neatsimenu kaip vadinasi, alyva, kuris praleidžia parėjęs. Tai ten kažkokiais rem komplektais aš pats neužsiemu, nežinau, nei iš kur gauti ir ant kiek kokybiški jie būtų. Be to, man rodos, reikia paskiau ant stendo statyti, kad geometrija ten visą tokius dalykus padaryti. Tai tiesiog bandysiu surasti tokią pačią. Galvau, kad tokią pačią turiu nuo Boros, bet skiriasi. Turbiną surinkinėjom, esu šitiem visiems pripirkęs tarpinėlių naujų, kad nebūtų jokio, kaip sakant, trasavimo, gal net švilpimo nebus, jeigu viskas tvarkoj bus, nes kartais gali per tokias smulkės, nesandarės tarpinės galimai girdėtis tas turbino švilpimas. Jo neturi būti. Tai dabar ką, aš įsidėjau jau turbiną, tai susitepiau tarpinę, vėl su variniu tepalu, nežinau kaip jis ten tiksliai vadinasi, bet jisai skirtas tarpiniu. Tai jinai nauja, taip, faktas, bet, kaip sakant, turbina tai nenauja, tai tenais vis tiek gal kažkiek tai į griovelius, kur reikia ten sulys tos tarpinės sandariklis. Blogiau nuo to nebus. Be abejo, nauja tarpinė ir aš dabar čia darbiškai žiūrinėjau, kodėl žmogui trečias bėgis gali sunkiai kartais jungtis. Čia su hamutu padaryta, gal nieko tokio, viskas normaliai, tiek kad čia aš jau paskubėjau, padariau šioj daly šitas vaikšto į šonus. Tai šitas sukinės, nebent jį reikia reguliuoti truputį kažkaip į vieną pusę, į kitą tą spiroklį. Tai pradžiai pabandysiu tiesiog šičia, kad šitas nevaikščiotų į šonus ir jeigu viskas gerai, nebereikės numinėti oro filtrą. Bandžiau atrasti, kurioje vietoje čia vanduo prabėga, dabar nesimato, reikia ant lauko gero lietaus, bet čia matos, kad yra lyg tai
parūdyje, tai greičiausiai pro ten ir patekdavo vanduo ir rūdis. Tai realiai būtų geriausias variantas tikriausiai išimti langą ir perklijuot, nuvalius gerai rūdis. Kaip sakau, geriausias variantas, kad yra išimti stiklą perklijuot. Tai čia biški jo pasna pavojinga truputį, nes yra įtrukimas šitoj vietoj stiklo. Technikinį jisai tikrai nemaišo, bet bandant perklijuoti gali būti, kad jisai sutrūktų, tikriausiai nulūžtų. O buvo keistas jisai ar ne? Nu, šiaip tai tas stiklas kaip ir originalas dėtas 2000 metų stiklas, man taip atrodo, mašina 2008 pagal skaičiukus, sakau. Tai čia galėčiau, aišku, čia nuliukas, tai arba 10 metai, arba 2000. Čia 8. Pagal stiklo dar numerį galima spėti, čia kas keistas yra. 6, 8, 5, 7. Nu, faktas, aišku, priekinis stiklas keistas, tai gal buvo iš roto dėtas kitas ir pasiekmės tokios. Nu. Golfas iš tikrųjų pas mane jau kokias 3 savaitės, tai jaučiu tikrai. Ir tikrai dabar, kai surinkti reikia, kai ilgai dalis stovi, pamiršti kaip kas, tai dabar panaši situacija realiai. Aišku, gerai, kad nuotraukas turim. Pasidarė prieš, tai šitą dedu ir galvoju, kažkokia čia nesąmonė gaunasi. Čia žiūriu, iš tos pusės nėra tarpinių, nei tema. Čia viskas normaliai, vamzdelis prisisuka čia, viskas gerai. Šitą galvoju, kaip šitą reikia, sakau, uždėti. Kažkaip irgi nesigauna. Čia visai suki, kaip nori, taip suk ir 2 tarpinis. Tai faktas, kad reikia atsisukti tą vamzdelį, persukti šitą vamzdelį ir apsukti šitą į kitą pusę. Tai, nu, koks patarimas, tiesiog prieš ardydamiesi visą laiką pasidarykit nuotraukų. Nors ir atrodo akivaizdu, kad tikrai prisiminsit, bet kai reikia, tikrai kartais gerai atsiverti nuotrauką, pasižiūri, kaip turėjo būti ir sudėti. Ypač aišku, kai darai naują būtent daiktą, o ne ten 100 kartų perinkęs tą patį motorą. Tai nauja motorą visą laiką, kiekvieną dalį fotkini, pro kur laidai pralenda, kaip kas. Grįžtam prie kompresijos matavimo, nauja tarpinėlė įdėta po dangteliu, šitas vamzdelis irgi naujas. Tai buvo lūžęs ties tą vietą, man rodos, nuotraukai mesiu, kaip atrodo tas likutis šito gabalo. Tai galimai sulaužytas dėl to, kad buvo bandyta imti nuo šito ir patarimas toks, kad su fenu, su tokiu fenu pašildot taip ir daug lengviau tikrai nusiema. Kad ir naują uždėti reikėjo, tai teko pasišildyti, tai paprastai neužsidėjo. Pirmą pradedam kompresiją matuoti, pasimatuojam ir sulyginam, kiek buvo ir kiek dabar. Pirmas rodo 25 barus, prieš tai buvo liktai 24 kažkas barai, tai ant 1 barą padaugėjo. Tai man rodos visuose 4 cilindruose buvo 24 prieš tai, nu, ir dabar žiūrėsim, ar tikrai visi pakilo ant 1 baro. Tai 2 cilindrą matuoju, bet manau, kad aš netaisyklingai pradžiai matavau, bet buvau minėjęs, kad realiai turėtų būti šiltas variklis. Nežinau, ar norėsiu aš kaitinti motorą ir vėl testuoti iš naujo ardytis. Iki darbinės temperatūros reikia užšildyti. Ir tada rašo, kad 3-5 sekundės turėtum sukti starterį ir tada gazą spaudžiant. Aš sukau starterį paprastai, tai dabar rodo vėlgi tarp 23 ir 24 barų tame tarpe. Bet nuėjus pasukti dar ilgesnį laiką, tai pradėjo rodyti, pristūmę barų iki 32 atrodo. Tai dabar matavimas toks gaunasi, kaip sakant, netikslus, nes pradžioje irgi, kai pirmus testavimą dariau, tai dariau apie 5 sekundės ir taipogi šaltas variklis buvo. Tai dabar vis tiek sekančius irgi pratikrinsiu iki galo ir grįšiu prie pirmo dar cilindro. Nors būsiu jau pridėjęs prie pirmo cilindro, duomenys ilgiau pasukus motorą, kiek barų rodo.
Trečias cilindras 5 sekundės sukant, tai 25 irgi barus kažkur tai turėjo. Ir ilgiau pasukus 30 barų. Tai gaila, kad tiesiog nebuvo daroma pačioj pradžioj taip, bet su patirtim, dėl to ir testavimą tokį dariau. Tai sekantį kartą kitaip jau darysiu tą testavimą prieš tikrindamas pakeitimą žiedų ar dar kažkas tokio. Tai realiai kol kas kompresija normali, tikrai viskas normose. Tai dar liko vienas cilindras ketvirtas ir žiūrėsim. Ketvirtas cilindras gavosi 24 barai, berods 25 kažkur tai 5 sekundžių sukimo, o ilgesnio sukimo gavosi tik 29 barai. Tai plius minus viskas turėtų gerai būti. Su žiedais viskas, kompresija, vožtuvais yra gerai. Tai dabar žvakės dedu atgal ir sutepsim su keramika sriegius, kad būtų viskas gerai, lengvai įsisukti sekantį kartą. Visos žvakės veikiančios, tai kažkiek važiuos. Tiesiog viena yra įdėta meilės firmas, man rodos, pirmo cilindro buvo. Komentarė dėl šių pajuodusių žvakių parašė, kad saugokis razgoną. Tai reiškia, kad tokie požymiai atsiranda turbinai į pabaigą, bet manau, kad jinai tikrai ilgai važiavusi, nes meilės firmos keista žvakė ir šiaip joje nesimato būtent to nudegimo, tiesiog buvo alyvos, kai aš ją sukinėjau. Tai reiškia, laiku pakeitėm turbiną, neatsitiko nieko blogo, kažkiek laiko dar galit važiuoti su bloga turbina, bet čia jau kaip jums pasiseks. Žvakės įdėtos, suteptos, žvaklaidžiai įdėti be kažkokių bandymų kažką priburti. Tiesiog paprastai uždėjau jos, be tų galiukų tokių. Tai neatrodo, kad jie galėtų kažkur prisiliesti. Šiaip netai pavyko pažiūrėti diržo įtempėjo pagaminimo datą. Tai 2015 metai, su veidrodėliu pažiūrėjau, nuotraukas niekaip neišeina padaryti, nepakankamai vietos. Tai nežinau, prie pagrindinio diržo gal jinai grįž po techninės apžiūros, jeigu viskas gerai sutvarkyta bus ir nuspręs, kad verta su ją važiuoti. Tai arba važiuos su tokiu, tol kol važiuos. Tai va, bandysim kurti. Dar nejungsiu įsiurbimo kolektoriaus, nes truputį alyvos buvo pasikaupę, tai gal biškį dar kažkiek čia įsispjaudys. Tai bandysiu užkurti, pasižiūrėti, kaip toliau dirba. Ir jeigu viskas gerai, dedu šaką ir važiuoju lauką ant lietaus, žiūrėsim, kur leidžia. Užkūriau variklį ir iš karto ėjau po apačią pažiūrėti, ar iš turbinos nesitaško tepaliukas. Tai truputį įsigandau, nes žiūriu, kad lašiukai kaupėsi. Taškosi. Nuėjau pasiimti kamerą, pabandžiau užfiksuoti, nežinau, ar pavyko, matosi gal kaip dingsta būtent tie lašiukai, nes turbina pradėjo kaisti ir išdegino, dingo jie visi. Tai pagal idėją turėtų būti viskas gerai. Nebent ten tas būtent kažkuris purkštukas, kaip sakant, tiesiai varo ir dabar spėja išdegti. Jeigu CO praeis visus tos testus ir nebedūmins mėlyną dūmą, tai reiškia viskas gerai. Purkštuko darbas atrodo, čia labai jau geras. Aš jau buvau biškį ir prasivažinėjęs, tai buvo ir šokinėjo biškį aukščiau. Tai dabar yra variklis grinai pašilęs, vairo klaida iš naujo nebeatsirado, nusitrynė visas klaidas, viskas gerai. Tai geri purkštuko duomenys. Ir pažiūrėkim dabar dūmingumą. Šiaip važinėjau ilgai, kol išdeginau. Tai sakyčiau, kad rezultatai geri, tai bandysiu žmogui atiduoti mašiną, kad nuvažiuotų techninę apžiūrą, prasieitų ir tada žiūrėsim. Lyja, bet nerandu, kur tiksliai čia prabėga vanduo. Aišku, gal per silpnas lietutis
Reiks dar gal daugiau klausimų užduoti, paklausti, kur tiksliai bėgdavo pro tas lubas. Golfas išvažiavo į techninę apžiūrą ir parvažiavo. Tai dabar tokie dalykai, dėl ko nepraėjo technikinės. Tai pirmas dalykėlis, kurį galima iš karto pašalinti gedimą, didelis trūkumas pasirodo. Tai šitie veidrodėliai trukdo kažkokiam matomumui. Tai jos reikia nuimti. Tai tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje. Tai dabar iš karto tai paprastai lengvai nepavyko nuimti, tai teks pabandysiu su vada papurkšti ir nuimti. Tikiuosi kameras nesudužysiu, nes draudimas baigėsi. Opa! O tai tau ir nukrito. Vėjas pūstelėjo. Iš lauko vėjas stiprus pučia, tai daug problemų man galis pridaryti. Tai tiesiog bandom su, čia ne vada, bet iš to tipo varžtom atlaisvinti. Biški kraštas pakilo. Ir vis tiek teks atsinešti, tiesą sakant, peiliuką. Turim tokią britvikę, peiliuką ir tiesiog technikinę galit nepraeiti, nes čia yra didelis trūkumas. Taip, čia dar biškai patrinsim paskiau. Tai antrasis didelis trūkumas, dėl kurio nepraėjo golfas, tai yra alyvos nutekėjimas. Bet aš įtariau, kurioje vietoje iš karto, nes turbinos vamzdelis buvo pasilikęs čia ir tiesiog nubėgo ant šito padono alyvą iš vamzdelio. O aš klaidą padariau, kad čia neišploviau, nepavaliau, tai važiuojant jisai tiesiog dabar nuo čia nubėga. Tai dabar tiesiog teks dirbti antrą, ką galėjau iš karto padaryti, teks dabar daryti iš naujo. Tai tiesiog čia pavalysiu ir dar pro ten reikia pabandyti prasiplauti, būtent tą visą dalį. Pašalinom alyvą, kuri buvo susikaupusi ten viršui, tai tikiuosi nebeišlys, ten dar biškai paprašiau, pavaliau kiek eina. Reikėjo iš karto, buvo vietos pradžioj viršui, ten buvo galima prieiti, kol turbina nebuvo uždėta, viską reikėjo iš karto pasidaryti, pamoka ateičiai. Tai dabar šviesos. Tai šitą lempą šviečia visiškai į apačią, -3,9 berods, o šitą -2,6. Tai šitą lempą truputį pakelsim į viršų, dabar dar šviesas išjungsiu ir pamatysim kaip skirtumas. Tai žiūriu aš į šitą šviesas ir nelabai suprantu, kodėl toks didelis skirtumas. Realiai man vizualiai atrodo, kad vos skiriasi ir viskas. Tai aš tiesiog jas abi dar truputį į viršų pakėliau. Nežinau, ar gerai bus ar ne. Jeigu blogai, tai teks važiuoti, kur šviesas reguliuoja, kad sureguliuotų. Tai tegul bando taip važiuoti, o kai bus, tai bus. Tai visi trūkumai pašalinti, tik tai nedidelis trūkumas ten su kažkokiu apšvietimu. Nelabai supratau, ką jie to nori paprašyti, nesu matęs tokio trūkumo. Tai dabar beliko pasiimti žalią lapą. Praėjo golfas iš antrą kartą techninę apžiūrą, tai žmona turės su kuo važiuoti. Vairo klaida liko, tai ten reikėtų ateityje dar paieškoti prie smūgio, kur kažkoks laidas yra pažeistas. Šiaip vairo stiprintuvas dirba gerai, viskas tiek, kad šviečia tą lemputę. Tai greičiausiai kažkokios komunikacijos neturi, tai tiesiog ir rodo būtent tą klaidą. Ten užtenka degimą įjungti, išjungti, atsiranda. Tai paskiau įsiaiškinsim, tuo pačiu ir parodysim, kas slypi už durų, kur langas neatsidaro gale. Ir dar kažką tai smulkmeną kažkokią reikėtų jai padaryti, tai dar sugrįš, nes ir alyvą reikia pasikeisti. Be abejo buvo kuro, greičiausiai karterį įėję tikrai. Tai suma gavosi, jeigu iš mano pusės, tai ant detalių ir darbas gavosi 460 eurų ir plus prisidėjo techninė apžiūra. Tai
2 kartus ėjo techninę apžiūrą, tai plius minus 500 eurų gavosi. Aišku, vandens prabėgimą nesustabdėm dar, šiaip ir nepavyko man pagauti, būtent, kad stipriai bėgtų, tai nes minėjo, kad silikonų buvo tepta jau. Tai gal tiek ir užteko, gal nieks ten stipriai nebebėga, tai nepamirškit padėti laiko. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.